Alio, ieškot naujo buhalterio? Žinoma, galime kalbėti. O kodėl nutraukėt sutartį su ankstesniu? A, pakėlė kainą. Jeigu jūsų buhalteris pakėlė paslaugų kainą, nes jūs buvote įregistruoti į tuos tikrus arba netikrus PVM mokėtojus, tai buhalteris yra teisus. Labai daug nustebimų buvo, kodėl? Taigi to pačio mokesčio sumokėti ten reikia 5 eurus, o už tą užpildymą, deklaracijų sužiūrėjimą lupate ten tokius pinigus. Nesvarbu, kokius pinigus iš jūsų beluptų, tai yra vis tiek per daug kiekvienam, ypač smulkiam verslui. Gerbėmieji, tokia yra situacija. Buhalteriai negali suamortizuoti per savo laiką, per savo tas pačias 24 valandas visų įstatymų pakeitimų ir besikeičiančių įstatymų naujų reikalavimų įgyvendinimo. Ir taip, tokios paslaugos kainuoja papildomai. Ir žinokit, žiauriai užknisa rankyte vedlyje kiekvieną mėnesį klapsėti tuos skaičiukus, kiek ten kas nusipirko Facebooko reklamų arba dar kažkokių ten tų per PVM 101 deklaraciją deklaruojamų turėjo ten arba pajamų arba išlaidų. Taigi, būkite pasiruošę už šią papildomą prievolę sumokėti ne tik valstybei, bet ir buhalteriam.